Sveiki. Šiandien su ekonomistu ir ministrės pirmininkės patarėju Raimundu Kuodžiu mes kalbėsimės apie pinigus, mūsų monetarinę sistemą ir iždą, kas su jomis vyks nutikus didelėms nelaimėms ar prasidėjus karui. Studijoje dar kartą sveikiname su ekonomistu daktaru Raimundu Kuodžiu. Dar kartą sveiki. Lietuvoje, jeigu ar nutiktų didelio masto nelaimė, kažkokie stichijos, ar prasidėtų kariniai veiksmai ar karas, ką gyventojams reikia bent jau įsivaizduoti? Kas daugmaž vyktų, pavyzdžiui, su mūsų bankų sistema? Vis tiek gaunam savo atlyginimus, pensijas, kitokias išmokas, dažniausiai banko sąskaita. Kas su tais pinigais ir su ta visa infrastruktūra bankinė daugmaž vyktų, koks yra jos atsparumas? Na, kaip mes mėgstam juokauti, bankas šiais laikais tai nėra, kur tu eini, o tai, ką tu darai. Ir tai daro labai reikšmingą pokytį mąstyme apie tai, kas darosi su bankais, tarkim, karo metu. Nes senais laikais, kai bankai buvo kažkokie fiziniai pastatai su marmuriniam kolonom, čia neatsitiktinai tam, kad įkvėpti žmonėm pasitikėjimo pačia sistema, kad sveikas daiktas turi daug pinigų. Tai senais laikais, aišku, problema, nukrenta ant tokio bankelio bombikė ir viskas, net ir įrašai sudega tenais. Šiais laikais protingi bankai, tame tarp ir dėl reguliavimo, iš esmės dirba debesyse. Tie debesis yra kažkur, nežinau, valdomi ten Microsoft ar Amazono, kažkur toli nuo karo zonų, tarkime. Ir čia tik tai yra, toksai kopija to banko, didžiąja dalim. Tai jaunoji karta, kuri, aišku, labiau įgūdusi dirbti su technologijom, nežinau, paklauskit jaunolio kokiu nors, kada jis paskutinį kartą buvo banke ir ko jam tenai. Jis sakys, viskas yra telefone, planšetėje, kortelė, jeigu fizinė, kol dar jos egzistuoja, nes realiai jos irgi perkeltos telefonus, jų iš esmės nebėra ko vaikščioti į banką. Tai šitoj dimensijoje bankai yra saugus. Ir tarkim, Ukrainos bankai irgi dirba didžiąją dalim debesyje, o serveriai yra kažkur saugiose vietose. Kita problema yra, kas būtų su bankų kapitalu, tiksliau skirtumų tarp jų turto ir įsipareigojimo. Čia jau klausimai netokie paprasti, nes šiuolaikinis bankas yra iš esmės nekilnojamo turto plėtros įstaiga. Jie skolina nemažai tiek vystytojams, tiek, kas sudaro didžiąją dalį portfelių vakarų bankuose, yra paskolos būstui. Ir tas būstas tarnauja kaip užstatas bankiniai sistemai. Ir jeigu tas užstatas dėl kažkokių priežasčių sugriūna, atsiranda vėl tokia kryžkelė. Pavyzdžiui, JAV yra netgi teisiškai tokia nelabai gal protinga sistema, kad jeigu tavo būsto vertė nukrenta žemiau paskolos likučio, tu gali siųsti tą vadinamą skambantį vokelį, tokį jingle, tokį vokelį. Įdedi raktukus ir siunti bankui, sakai, viskas, pasimkit tą būstą, nes jis jūsų užstatas, aš nemokėsiu jums paskolos. Tai kitaip tariant, mokėjimas priklauso ne tik nuo gebėjimo mokėti, bet ir nuo norėjimo. Europoje sistema kitokia. Jeigu tavo būstas sugriuvo, tai nereiškia, kad tu gali atsisakyti mokėti vien dėl to. Tai bankai kažkiek yra apsisaugoję, bet mes suvokim, kad jeigu būtų masinė kažkokia ataka, kuri sunaikintų didžiąją dalį užstato, bankas tiesiog prarastų savo kapitalą ir tada iškiltų, vėlgi, ar gelbėt valstybei, visuomeniai tiksliau, tokį banką, ar tas bankas galbūt priklauso kažkokiai didesniai grupiai, tarkim, kažkokiai skandinaviškai, ir ta grupė jau absorbuotų šitos nuostolius iš kitų šaltinių, kurie yra saugus kažkur ten Skandinavijoje, nes, tarkim, rizikos valdyme gali manyti, kad kažkokie karai, kataklizmai nevyks visi vienu metu visos grupės mastu. Tai tokia situacija.
Tai, sakau, technologijos gana smarkiai apsaugojo. Čia ne tik bankus, bet ir daug korporacijų, kurios gali turėti čia tik tai vietinės kopijas kažkokių duomenų, bet tie duomenys yra kažkur apsaugoti serveriuose, kurie ten kur nors užkasti uolose rimtose šalyse. Žinoma, ryšio sutrikimai. Kitas klausimas. Jeigu atpjaut banką nuo interneto, jisai turėtų tam tikrų sunkumų, bet dabar tas irgi gana sunku padaryti, nes egzistuoja Starlinkai, visokios kitos alternatyvos, kaip perduoti duomenis. Wow. Spėjom. Sveiki, ar turit galimybę degalų mum įpilt? Nu, užsipilsim. Ne, nes elektros nėra. Dingas. Dingo. Ir čia dingo elektra, nes mes matėm, kad kitur. Wow. Ką darom? Nu ką, važiuojam tolyn. Atsiprašom, skubom. Geros jums dienos. Jo. Lekiam. Nu, dar vienas bandymas. Gerą dieną. Labą dieną. Ar degalų turit? Turim. Užpilt galit? Galim, bet ne daugiau negu 25 litrus. Bet pradėkime, o tai kaip jūs galite, jeigu ten va, jūsų tinkle kitoj buvom, sakė, ne, niekaip, sako, elektros neturim. Nes mes turim generatorių. Generatorių turit? Taip dar būna. Tai mums pasisekė. Mums pasisekė. 25. Ne, O kortelę galim atsiskaityti? negalim, nes nėra elektroninio internetinio ryšio. Tik grinais. Nu, dar tiek turim. Sukrapštysim, bet 25 čia kas valstybė nusprendė? Pasakė čia tokį? Nu taip. Pagal mobilizacinius tuos planus jie tada sudėliojo. Tai tada mes prisišvartuosim, užsipilsim į kanistrą, spilsim ir užeisim iš karto tada Ir atsiskaityti. susiskaitysim. Reikia turėti pilną baką ir dar rezervą. Jo, taikos metu aš sakyčiau apskritai turėti įprotį ne mažiau pusės bako visą laiką, nes su pusė bako gali faktiškai per Lietuvą pervažiuoti, jeigu kalbėt apie mūsų ribas. Nu ką, reikia eiti atsiskaityti tada? Jo. 25 litrų. Šešta, o stambę paimsit kupiūrą? Dar vis turit gražos? Dar vis turim. O, tai mes vis dar laike, nes paskui būna, kad tai ne tas, tai dar kasos veikia. Wow, tai mums labai pasisekė. 50 eurų daviau ir davė net gražos viską, bet... Tai dabar smulkiau turėsi. Dabar turėsiu smulkiau. Ir žinai, tiesą sakant, aš turėjau šiek tiek smulkiau. Ir bandau įprotį pasilaikyti, žinai, turėti nuolat apie 100 eurų. Bet tai gerai dar iš 50 logiškai atmest, o jeigu neturi. Ir va tada gaunasi, kad arba atiduok 50 eurų, arba turėk smulkesniais. Tai reikia turėti smulkesniais. Ir jo patarimas būtų jo visada turėti smulkesniais. Man dar vienas rūpestis, kad kai prasideda krizė, ar nebus bėdos dėl to, kad va, vienoje vietoje laikai visus pinigus, na jeigu apiplėšimo atvejais ir panašiai, gal verta kažkaip truputį tuos kiaušinius išdėlioti kitas. Ne, tai iš tikrųjų yra dengi patarlai nesudėti visų kiaušinių vieną krepšį. Bet, pavyzdžiui, kalbant apie pinigus, internetas neveikia, elektros nėra, iš bankomato nieko nepaimsi. Iš bankomato nepaimsi, vadinasi, reikia anksčiau vis tiek turėti. Viską reikia daryti anksčiau. Jo, ir galbūt verta turėti kai ką kuprinytei, kai ką piniginiai, toj velniavoj, kai jeigu kažko netektum, kad na viskas neišbirėtų. Kažką kišeniai turėti. Mašinai po kilimėliu. Mašinai po kilimėliu. Žodžiu, paskirstyti ne visą sumą, ne viską, ką turim vienoj piniginiai. Labai lengvas netekimas. Nuo pametimo iki apiplėšimo. Tai, sakyčiau, tas turėtų būti kiekvieno galvoje. Ir ką? Mes vėl buvom sėkmingi šiuo atveju. Buvom pasiruošę. Dar ne viskas taip blogai. Po trumpos pertraukėlės tęsime pasakojimą.
gaminant kažkokio didelio masto, tarkim, ar pas mus, ar kažkur netoliese, bet paliečiant eurozoną, ar ne, tarkim, kariniam konfliktui ar didelio masto nelaimiai, kas vyktų su, tai, kas vadinama monetarinė sistema, kokia yra ta pinigų vertė, ant ko jį laikosi ir ar vėl nenutiktų taip, kad istorijoje nekartai yra buvę, kad taip žmonės pinigus turi, jais naudojasi, vieną rytą nubunda, pinigai vertės nebeturi. Taip, tai yra dažnas reiškinys pasaulio istorijoje, kad pinigai praranda vertę tada, kai nebėra ką už juos pirkti. Įsivaizduokim kokią nors staiga atsiradusi masinį maisto trūkumą. Ir jis gali atsiras dėl, nežinau, kokio nors meteorito nukritimo, kuris ten staiga paverstų pasaulį kažkokiu dulkių debesiu, kas žmonijos istorijoje nekartai yra buvę dėl rimtų vulkanų išsiveržimų. Ir tada žūsta derlius ir tada tavo pinigai, kiek tu jų beturėsi, netgi aukso pavidalu, tu vis tiek tą auksą keisi į tą kažkokį kibirą grūdų, labai prastų santykių. Tai žmonija dėja, jinai gana smarkiai susiefektyvinus veiklą, kapitalizmas siekia vis turėti mažesnės atsargas, kažkokius saugumo buferius įvairiuose vietose, kas daro pasaulį gana trapų. Tai kitaip tariant, jeigu tu turi didelės atsargas maisto kažkur paslėpęs ir jų gali užtekti ilgam, tai tvarkoji, tai tą pasidarysi. Bet vėlgi, technologiškai žmonės yra išradingi ir, tarkim, klimato kaita, kuris toks yra lėtas kataklizmas arba lėtas karas prieš žmoniją, pačių susikurtas, jisai, pavyzdžiui, skatina vis labiau galvoti, kaip maistą augintis uždarose patalpose, vertikaliuose bokštuose, kur palaikomas kažkokios klimatinės sąlygos. Nes tiesiog bus pernelyg rizikinga auginti maistą laukuose, nes gali ateiti potvynis, gali ateiti sausra, gali ateiti skeriai kokie nors iš Azijos, kas į Europą, čia tik laiko klausimas turbūt. Tai žmonija vis labiau kelsis į tokias uždaras patalpas maisto auginime. Tas maistas bus kitoks, aišku, bet bent jau jo turėsim. Ką mes čia matom, kas yra bėda? Kažkoks, jisai man nepatinka. Bet gal nestoja. Žinai, bėda visiems toj paklausim, ką yra. Iki. Gal pagelbėt galit, telefonas neveikia, o su ratu oro nėra. Tai nieko neturit, nei atsarginės? Su atsarginiu kaip ir raktų neturiu. Tai mašina skolinta ir taip išėjo, kad pavažiuot kaip ir netoli, bet be oro tai nenuvažiuos. Gerai, einam pasižiūrėti tada. Einam pasižiūrėti. Kas čia yra pas jūs? Praktiškai, jeigu ją turim su kuo pripūst, tai gal ir pripūšiu čia man netoli nuvažiuoti, bet reikia turėti su kuo pripūst. Okay. Čia jau. Gerai, pabandom. Aš turiu tą pompą, bet va reikia tada tą dėti, o čia žiūrėsim tada, kas iš to. Kaip čia nei pompos, nei kažkokio įrenginio. Būna su tom skolintom. Nei velnis, nei gegutė. Atsimenat, koks čia slėgis gali būti? Sako, kaip ir ant durų užrašyta. Arba prie bakelio kuro. Bet gal, bent jau 2,5 tai turėtų būti. Aš nemanau, gal 2 užteks. Vis tiek netoli reikia. Turim? Turim. Gali būti, kad reiktų užvesti variklį, jisai nevarys čia taip. Okay. Tai gerai, atrodo su šita viskas tvarkoje. Kaip kitos? Oi, tai kitos, tai labai viskas čia gerai, man netoli ir važiuoti, dabar vyrai, aš atsilyginsiu iš jų. Gal, turiu prie šitų pinigų. Ai, aš manau, kad,
pasilaikykit savo, dabar ačiū, kad suprantat, kad viskas kainuoja šiais laikais, bet turim paremti vieni kitus. Ačiū Jums labai. Ką manai, nebent nori saldainių. Aš manau, kad... Ne. Žiūrėk, Ačiū labai. mums prisidėjo karmos taškų. Jo, kas žino, gal kitam ruožė mums padės kas. Jo, Ačiū labai. sėkmės jums. Klausyk, Valerijau, dirba dar parduotuvės, tai gal verta mums dar pasipildyti savo atsargas, nežiūrint to, kad turim. Netrukdys. Konservai, vanduo, saldainiai, degtukai. O, gera mintis, saldėsių paimti, kondensuotą gal pieną pasižiūrėti. Tualetinio popieriaus, žinai, dar vis dėlto Ir prokuroram gerai. ir deficitas vėliau bus tas. Tai tvarkoj, bandom ten, aš nežinau, žinok, pinigų neturim, bet gal skolon ką nors išrašys mums. Kalbėti reikia. Gera mintis, pabandykim, nes vis tiek kol dar yra, nes toj gali nieko nebelikti. Sveiki. Labadiena. Mes norim įsigyti šio veito iš jūsų parduotuvės, bet turim problemą. Pasibaigė pinigai visiškai. O kortelė pas jūs yra šansų? Žinokit, generatorius neveikia, neveikia pas mus šiuo metu kortelė, tai grinai skrenda. O galais. Pažiūrėkite, jeigu skolonį rašyti, aš girdėjau, kad kartais būna mažas... Kartais būna, bet turėtų būti vietiniai pažįstami veidai. Neatpažįstami. Ja, jūs logiškai sakot. Žiūrėk, mes ką nors mainams? O žiūrim, ką mainysit? Pažiūrėkit, sakėt, su elektra, ar ne, yra problemų. Yra. Mes, žinokit, turim saulės panelę telefonom įkrauti arba powerbankams. Tiesiog, Efektyva gali krauti. galbūt, arba pajungti nuo powerbanko jau įkrauti. Tai ta prasme, kad kol yra šviesos saulės, tai ar jūs, ar gyventojai netgi gali telefonus palikę įsikrauti, nauda bus. Jeigu jūs galite jiems barteriniais mainais kažką išrašyti, tiesiog tokia mintis, tai jūs jiem įkrauna telefoną, jie gauna prekę. Atitinkamai sužaist galima. Galima. Arba jūs savo įrangą padidinat. Ką manot, jeigu nauja, faktiškai ir su laidais atiduodu 2 variantai ir iPhone'ams, ir senesnio pavyzdžio variantams. Tai nes jo bendra vertė buvo apie atskirai su laidais beveik 40 kažkur 5 eurai. Tai mes net netaikom į tokią sumą, bet ketintumėm vandens, o ko mes sakėm, saldainį, popieriaus, tualetinį paimti. Rinkitės prekes. Pasirodo įmanoma. Neužgaištam per ilgai. Kol nepersigalvoju. Jo. Žiūrėk, viskas pavyko. Žiūrėk, ir vandens visko, bet svarbiausia pasirodo šnekėti reikia su žmonėmis. Tai kas nekalbėsi ir kelią nesužinosi. Jo, žodžiu, veikia dar. Visą tai veikia, tik tai reikia turėti ką pasiūlyti. Dėl valstybės finansų, valstybės iždo, to, tai kas vadinama biudžetu, ar ne, tai ką valstybė, tie piniginiai ištekliai, kuriais jį disponuoja, surenka ir išleidžia įvairiam dalykam, irgi kas vyktų esant kažkokiem ekstremaliem scenarijam su šitais dalykais. Ar čia irgi galim kalbėti, kad yra tokia pat apsauga kaip bankinėje sistemoje? Valstybės biudžetai veikia tokiu režimu, kad ką gavo šį mėnesį, tą iš esmės ir išleido. Kitaip tariant, tokių kažkokių didelių atsargų finansinių paprastai valstybės neturi. Taip, yra kažkokie atsargos fondai sodroje, sveikatos draudimo sistemai, bet tai yra palyginus nedideli pinigai su viso biudžeto dydžiu, kuris ten Lietuvoje yra virš 30 milijardų eurų. Tai tie rezervėliai nėra dideli. Jie, kaip ir visi kiti indėliai, guli kažkur finansinėse institucijose, nebūtinai Lietuvos, tiesą pasakius, centriniai bankai turi užsienio rezervus, kas jau sako, kad jie yra užsienyje kažkur paprastai. Tai šitie klausimai gana, sakyčiau, suvaldomi. Žinoma, kai yra didelis kažkoks kataklizmas, biudžeto pajamos gali staigiai kristi ir gali atsirasti poreikis skolintis kažkokiam einamosiom reikmėm, ką ir Ukrainoje mes matom, milžiniški poreikiai.
nes ekonomika arba iš dalies atimta, okupuota arba sugriuvus, greunama. Tai žinoma, be užsienio donorų pagalbos niekaip neišsiversi, bet vėlgi priklausom klubams, kurie patys veikia kaip draudimo sistema. Šalis padeda viena kitai tokiu atveju. Tai tikėkime, kad nebus tokių iššūkių mums, tikėkime, bet jeigu jie atsitiktų, tai draudimo sistemos egzistuoja ir jos yra pakankamai turtingos, didelės, palyginus su mūsų maža šalim. Manau, kad čia susitvarkytume. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū, kad pakvietėte. Turim bankomatą, bet jis ne visada gali gelbėti. Turi pinigų kortelį? Korteliai turiu, bet jisai neduoda. Ir gali neduoti dėl dviejų priežasčių. Žiūrėk, neduos dėl to, kad nėra pinigų jame, pasibaigė viską išėmė, gali nebūti elektros. Tai mažiausiai dvi priežastys. Ir gali būti sistema, apribojimas pinigų, kiek gali pasiimti. Tai gali būti dėl to, kad užtektų daugiau gyventojams ilgesnį laiką. Aš girdėjau, yra šalių, kurios sugalvojo sistemą, kai neveikia bankinės atsiskaitimas, sistema sutrinka. Yra sistema, kai pradeda atsarginis ratas suktis, fiksuoja visas operacijas ir paskui, kai atsistato sistema, automatinis nuskaitimas nuo sąskaitų įvyksta. Yra, kur valstybė dengia išlaidas, pavyzdžiui, prekybos centrams. Iki tam tikros sumos, reiškia, yra rezervas ir garantuoja tiekėjams, kad su jumis valstybė atsiskaitys, nes tai krizės metų problema. Krizės metų problema, jinai dar sprendžiama ir kitų būdų, kai žmogus fiziškai gali ateiti į banką ir pasiimti grynų pinigų. Bet pas mus problema, kad beveik neliko fizinių skyrių, kur galėtų nueiti ir nusiimti pinigų, nes jie viską padarė internetu, bankomatai, kas patogu tik taikos metu, o visos operacijos beveik sako, labai registruokis į eilutę ir panašiai. Bet ir į eilutę internetu. Būtent. Gera žinia, jog Lietuvos bankas išleido potvarkę ir jo projektą tik šiais metais pavasarį, kuriame kalba, jog bus offline režimas. Tai yra kaip lėktuve, atsijungi nuo sistemų, bet gali susisiekti, daryti operacijas tam tikras. Tai jie tokią idėją paėmė ir vienintelis, ko neatskleidžia, kaip tai veiks ir kokio dydžio sumas galima bus nusimti. Kol kas jie to nedeklaruoja. Nu, laikui atėjus tikrai sužinosim. Taip, bet kokiu atveju vėl grįžtam prie to. Reikia turėti iš karto pinigų su savimi. Nes jeigu tai neveikia, bankas neveikia, parduotuvė negali atsiskaitinėti, tik stalčių atsidaro, tai vis dėlto grynieji gana stipriai gelbsti. Ir labai skirtingomis kultūromis. Ir skirtingomis kultūromis.